Vytautas Šiožinys, EnergyAdvice vadovas. Įmonė įkurta 2013 metais, vedame mokymus praktinius inžinieriams, pramonės įmonių, atliekame energijos vartojimo auditus ir gaminame ESAS debesų kompiuterijos platformą, kurioje diegiame skaitmeninio dvynio technologiją. Skaitmeninio dvynio technologiją esame sukūrę įvairiom aplikacijom. Viena iš jų yra biokuro katilai, šaldymo sistemos tiek pramoninės, tiek komercinės paskirties. Taip pat turime specifinius projektus grūdų daiginimui, plasmasės liejimui, pūtimui ir panašiai. Mūsų tikriausiai stiprioji pusė ir inovacijų pusė, kad skaitmeninio dvynio technologiją mes išvystėme iki tokio lygio, kad jinai gali išmaniai valdyti technologinį įrenginį. Tai reiškia išmanus skaitmeninis dvynys. Reikia pastebėti, kad Lietuvoje tik tais 11% visų įmonių naudoja būtent didžiųjų duomenų sprendinius, tik tais apie trečdalis įmonių naudoja debesijos sprendinius ir tik tais 4% naudoja dirbtinį intelektą. Tai manyčiau, šiandien dienai tai yra netgi didelis pralaimėjimas Lietuvai, kad toks mažas procentas įmonių yra tai taikančių. Skaitmenizacija reikalinga dėl to, kad tai iš esmės gali padėti pakeisti, dematerializuoti įmonės modelį, tai gali padėti pakeisti kaštų struktūrą organizacijoje. Tai gali padėti pasiekti klientus, kurie anksčiau galbūt nebuvo pasiekiami. Edigo platforma mums yra svarbi, tai yra platforma, kuri jungia pramonę, tai reiškia paslaugų gavėjus ir paslaugų tiekėjus. Kartu su Smart Energy Dihu įgyvendiname įvairiausio pobūdžio projektus, teikiame paraiškos į Horizonto programas. Išmanusis skaitmeninis dvynys biokuro technologijom mūsų paslaugos gavėjams, tie, kurie eksploatuoja biokuro katilus, leido sutaupyti nuo 2 iki 5% biokuro energijos. Tai mes skaitome, kad tai yra didelis potencialas, kurį galima pritaikyti tiek garo, tiek termofikato katilams ir principo siekti valstybinių ir europinių lygių CO2 mažinimo tikslų. Šaldymo technologiją taikome įvairiausiom aplikacijom, tiek mėsos sektorėje, tiek pieno sektorėje, tiek alaus sektorėje, tiek tas pats plastiko liejimas, jisai turi taip pat šaldymo kontūrus, tiek vaistų gamyboje ar ventiliacinėse sistemose. Ir mūsų klientai sutaupo nuo 10 iki 25% elektros energijos. Ir patarimas pramonėje yra toksai, jeigu dabar ChatGPT užėmė vietą santykiuose žmogus mašina, tai yra puikus pagalbininkas rašant įvairius tekstus, užduodant įvairius klausimus, gaunant jos atsakymus, tai dirbtinio intelekto technologijos, skaitmeninio dvynio technologijos technologinėme procese, jos iš principo gali padėti žmogui nedaryti klaidų valdant technologinį procesą, tai reiškia, technologinio proceso efektyvumas didėja, tuo pačiu metu mažinamos energijos sąnaudos ir didinamas našumas, tai tos technologijos yra neišvengiamybė ir aš palinkėsiu pramonės įmonėm nebijoti ir diegti skaitmeninio dvynio technologiją, išmanaus skaitmeninio dvynio technologiją į technologinį procesą. Skaitmenizacija yra tas ingredientas, ta jungiančioji materija, kuri padeda visuose procesuose, kokias technologinės inovacijos įmonės šiandien beteiktų. Tikriausiai neįmanoma įsivaizduoti šiandien dienai įmonės nenaudojančios bent vieno ar keletos skaitmeninių instrumentų ir žinoma norisi, kad jų naudotų daugiau.